Labą dieną, su jumis aš, gidūnė profesorė Dalia Sekmukienė ir pakalbėsiu apie mums visai paprastą, įprastą, tiksliau sakant, bet savo savybėmis nepaprastą daržovę šakniavaisį morką, kurią mes dažnai užmirštame arba nenaudojame gydymo tikslais, kadangi labai didelė yra įvairių daržovių pasirinkimas, didelė laisvė, ką nori daryti, ką nori rinktis ir mes stengiamės vaikus palepinti kuo egzotiškesnėmis daržovėmis. O morkos tai yra vienas geriausių pasirinkimų. Dalinuosi ekranu ir šiek tiek papasakosiu, ką galima ir šiokias tokias kontraindikacijas, nes kiekvienas labai dideliais kiekiais valgomas maistas turi kontraindikacijų. Mes žinome, kad morkas tikrai dedam visi į sriubas, dėjo mūsų senelės. Kai nebuvo kuo įvairesnių salotų, kaip dabar, kad mes galim ten su avokadais, su alyvuogėm, su įvairiom kitom retesnėm salotom, kurias išlaikom ir žiemą galim daug nusipirkti. Tai būdavo morkos su česnaku vienas iš būtinų švenčių atributų. Ir dabar dažnai jos daromos. Dažnai rytų tautos, e, gal kurios irgi truputį šiauriau, bet, pavyzdžiui, japonai ir korėjiečiai valgydavo morkas pakepintas su svogūnais ir tai dėdavo ant įvairių grūdinių kultūrų. Tai kodėl šita daržovė tokia naudinga? Pasakoju. Morkose labai daug B grupės vitaminų, jodo, geležies, kalio ypač daug. O svarbiausia karotino ir vitamino A tiek, kad 100 gramų morkų duoda dvigubai negu reikia, bet pasišalina. Netgi kartais iki 5 kartų. Taigi reiškia, net 100 gramų kartais nereikia suvalgyti. Ir dėl to, kad yra provitamino ir vitamino A, jūs visi žinote vitamino A naudą, bet aš pakalbėsiu pačių morkų naudą, nes sudėjus tai, kad jos turi labai gerų angliavandenių, krakmolo, labai gerų maistinių skaidulų, pektinų ir vitamino A gaunasi sinerginis poveikis ir nepaprastai didelis poveikis. Aš daug kartų esu sakiusi, kad mums būtų labai gerai, jeigu mes taip šeimai su 2 vaikais, tėvai, reiškia, ir vaikai 4 asmenim, taip maišą bulvių, maišą morkų, maišą burokų, maišą kopūstų, kuriuos galbūt susiraugintume ir dar nors po 10 kilogramų retesnių pastarnokų, juodųjų ridikų, cukinijų. Galima irgi juos tam tikrų būdų konservuoti, tik tai nemarinuoti. Dabar kam naudojamos morkos? E, Vitaminas A, kadangi labai labai gerai kepenims regeneruotis ir padeda pašalinti toksinus iš organizmo, labai saugo odą nuo žalingų ultravioletinių papildų. Anksčiau duodavo netgi, jeigu krūtyse susidarydavo mazgeliai, bet dar nebūdavo onkologijos, paimdavo biopsiją, tai duodavo vitaminą A ir E ir kalio jodidą. Ir vitaminas A reiškia tiesiog suriebėjusiam kepenim labai gerai, nors morkom, kad įsisavintų vitaminas A, reikia šiek tiek riebalų, bet labai nedaug. Ir maistinės skaidulos prisideda prie organizmo valymo, nes morkos turi iki 3 procentų maistinės skaidulų. Ir jos, kaip pektinas, tai suriša sunkiuosius metalus, jeigu mes esam dirbę kažkokio tai pramonį, prisirinkę kartais uogų, valgę uogienių, išvirtų iš uogų netoli pakelėse. Ir niekas mes nežinom, ar neturim švino, ar nesmaudėm telkiniuose, kur yra sunkių metalų. Tai padeda surišti pektiną ir išvesti iš organizmo. Jau daug jų obuolių žievelėse, bet mes juos lūpame. Ir šiaip morkos dar ne tik žarnyno švarą, o teigiamą veikia cukraus kiekį mažina. Nors pati turi daug cukraus, bet daugiau kaip 100 gramų nevalgyti ir padeda sumažinti cholesterolio kiekį. Taigi labai labai unikalu. Ir čia yra karotinų, ne klaida. Ir morkos
atrodo tiek įprastas dalykas, kad mes kartais ir užmirštam, mes vis norim įvairesnių, įvairesnių, įdomesnių dalykų. O žiemą yra šakniavaisių metas. Pasižiūrėkite, kas laikosi be šaldytuvo. Šakniavaisinės daržovės. Ir morkos pas mus tos oranžinės atsirado 17 amžiuje. Anksčiau buvo įvairių spalvų. Nes valgomoji morka vienas seniausių šakniavaisių, kilus iš laukinės morkos. Apie 3000 metų, o gal ir daugiau. Senovės Graikai ją laikė šventą augalą. Tai mes morkas retiname, nes jeigu per tankiai susijome, jūs neužaugs didelį. Būtinai suvalgykime ir morkos lapelius į salotos, nes turi daug chlorofilo, turi antibakterinių medžiagų, turi antioksidantų. Pačios morkos vienokių, o jų lapeliai kitokių. Pačios morkos irgi yra antioksidantai, kaip ir vitaminas A antioksidantas. Angliavandenių yra 8,7 gramai ir 1 gramas baltymų. Taigi ir baltymų yra tiek, kiek motinos piene, jeigu tai pasižiūrėti. Angliavandeniai yra šiek tiek ir sacharozės, bet daugiausia gliukozė ir yra polisacharidai įvairūs, iš jų maistinės skaidulos ir tirpios maistinės skaidulos, tai ilgos ir trumpos grandinės. Ir pektinai yra iš dalies prebiotikas, taigi labai gerina žarnyno veiklą. Aš daugumą savo paskaitų sakau, kad žarnynas šiais laikais ištyrinėtas, o svarbus tai jis buvo visada, bet žmonės maitinosi daug prebiotikų turinčių maistų ir palaikė tą žarnyno sveikatą. Ir žarnynas labai svarbus serotonino gamybai, tai mūsų laimės hormonas 95% žarnynės sintetinasi, žarnynas dopamino gamybai 50% dopamino irgi duoda mums gyvenimui tokį stabilumą, pasiekimų įvertinimą, tai svarbus labai irgi neurotransmiteris. Ir žarnynės mūsų nukenksmintojas sugeba padėti inkstam ir kepenim ir jame daug labai limfmazgio, o limfmazgiai atlieka tą pagrindinį darbą, ne tik tai nukenksmint patogeninės bakterijas, bet jūs žinot, kad po truputį išsigimusios ląstelės sukelia įvairius nepageidaujus reiškinius. Dažniausiai tai žinomos onkologijos. Turi praeiti 4 imuniteto tarpus, kad nesunaikintų, kad galų gale limfmazgiuose visokių ligų sukėlėjai, tai dažnai limfmazgiai padidėja, bet mes matom pažastų limfmazgių kaklo padidėjimą. Mes žinojom tokias dar ligas nuo vaikystės, netgi vadinosi kiaulytė. Ir kai saugo ir smarkiai padidėja limfmazgiai, saugo nuo sunkių ligų, o žarnyno limfmazgiai kartais sunkiau yra apčiopiami, nes jų labai daug ir jie žarnyne, jeigu tu apčiopi netoli gimdos ar ką, irgi jau reiktų susirūpinti. Bet svarbiausia yra gera žarnyno veikla. Ir aš už tai visada siūlau vartoti labai daug spalvotų daržovių, kadangi yra morkos, kopūstai, cukinijos, burokai mūsų platumų, tik tai ne visada viskas kartu dera, bet, pavyzdžiui, burokai su morkom dera. Ir morkos nėra taip jau, kad būtų labai kaloringos. Aš paėmiau vidurkį, nes labai skirtingi duomenys. Tai va, kiek yra kaloringumas apie 40 kilokalorijų. O skaidulos tai tikrai labai labai geros yra. Ir ga, žinau, kad ir mano tėvelis nuo mažakraujystės, kadangi turi geležies žemuogės rinkdavo, bet patarkuodavo morkas. Ir kad būdavo kavinėse, nes nebuvo kitokio tokio didelio pasirinkimo, tai patarkuodavo morkas, uždėdavo grietinėlės ir cukrus. Grietinėlės cukrus nėra labai geri produktai, bet būdavo tos tarkuotos morkos kaip desertas. O grietinėlė, kad geriau įsisavintų karotinas, virstų vitaminu A. Tai ir dabar tarkuotas morkas tikrai gali duoti vaikam ir iš jų kartu su medum, imbiru labai daug šalių ir žydų tauta daro saldainius ir šiaip labai labai įvairiose vietose galima panaudoti tas morkas, mes dažnai užmirštam. Tiesiog bulvės kaip garnyras. Vien morkos tik retai gali būti kaip garnyras, nes tada galima suvalgyti ir 300 gramų ir truputį nusidažys mūsų oda ir per didelis kiekis irgi to vitamino A, kaip riebaluose tarpaus vitamino, nėra gerai. Bet mes tiek morkų nesuvartojam. Ir tikrai tai, ką mes vartojam ir kiek vartojam,
yra unikalu, nes be to vitamino A ir E, jeigu kurios šiaurės tautos neturi tų vitamino A ir karotinų, tai labai suprastėja regėjimas, labai suprastėja odos būklė, nors jie gauna panašius riebaluose tirpius vitaminus iš žuvų taukų. O pektinas tai kaip maistinė skaidula atstatys žarnyno veiklą, nereiks pirkti tų prebiotikų iš vaistinių. Ir kadangi tai yra virškinimo atsparumus dar krakmolo, tai apsaugo nuo tokio gliukozės didelio šuolio, nebent mes valgom morkų sulčių. Štai morkų sulčių nereikia daug, nereikia visos stiklinės, užtenka pusės stiklinės. Į namuose įsispaudžiam kiekvienam šeimos nariui. Mažiukam, jūs žinot, kad dar mažiau. Iš vis kūdikiam pradedama lašais duoti. Ir prevencija lėtinių ligų pasireiškimui, mūsų gerų bakterijų palaikymas, senatvės stabdymas ir cholesterolio pasisavinimas irgi vyksta blogiau ir mažėja cholesterolis įrodyta, kiek kartų žmonės per savaitę valgo morką. Ir daug tyrimų daryta. Ir jeigu, pavyzdžiui, suvalgo 6 morkas per savaitę, tai nebūtinai gali būti per 2 kartus po 3 morkas, bet geriau taip pat to lygiai duoti. Taigi ir onkologinių ligų tikimybė sumažėja, pagerėja odos būklė, pagerėja žarnyno būklė, sumažėja cholesterolis, o glikeminis indeksas žalių morkų, pavyzdžiui, morkų salotų visai nedidelis, o priklauso nuo apdorojimo. Tai jeigu tokią sutrinsim morkų piurė padarysim, aš nedaug morkų dedu dar ir į moliūgų sriubą, paprasčiausia dėl skanumo, bet aš ten įdedu dar ir salierų ir truputį, kad sutirštintų bulvių. Ir tai man ir sriuba, ir košė vienu metu, ir pirmas, ir antras patiekalas. Taigi morkas vartojam. Restoranuose kartais būna tokios mažytės morkytės su žirneliais. Tai jie šaldytas perka, bet tokius morkas žirnelius. Morka dera su bet kokia daržovė. Aš labai dažnai garintuvę dedu morkas, bulves, kopūstus. Tai jau čia 3 pagrindiniai ingredientai. Garinu. Arba bergo keptuvėj troškinu. Bet įdedu iki 7 ingredientų. Cukinijų, paprikų, pastarnokų, tą, ką turiu, baklažanų. Ir toj keptuvėj truputį pakepinu šakniavaisinės daržovės, paskui pilu verdančio vandens ir patroškinu. Aišku, labai mėgstu sriubas, morkų ir brokolių ypač. Kartais sutrinu, biškį dedu ryžių, bet dažniausiai netrintas, viskas išverda ir labai skanu ir sveika. Ir tai irgi unikalu labai. Ir dabar morkų nauda sveikatai, tai širdies ir kraujotakos sistema. Sumažina širdies ligų riziką. Todėl dar kartą spalvotos daržovės, kuriuose būtinai turi būti morkų. Bulvių ne visada, o morkų visada, nes bulvių ir taip mes jau atsivelgė. Jau minėjau, kad 6 morkos pagerina daug kraujo rodiklių, dar mažesnė ir infarkto, insulto tikimybė, ir cholesterolį kiekį mažina. Dažnai klausia, ką valgyti, ką valgyti. Sako, aš negaliu be lašinukų, ar sveika lašinė ir ne kiek. Jūs suvalgot tų sočių riebalų, ką jūs valgėt dieną ir iš vis ar valgėt keptą maistą, net jeigu aliejų ilgai kepam, šiaip keptas maistas pats nesveikiausias, nes morkom reikia šiek tiek riebalų, bet į salotas įdedat, o jeigu jūs darot troškinį, tai visada į troškinį šiek tiek riebalų įdedat. Ir visų rūšių onkologijos profilaktikai. Karotinoidai svarbiausias priešvėžinis poveikis. Vienu metu būdavo raudonasis aliejus, daug karotinoidų ir buvo įrodytas jo poveikis, kad jis mažina vėžio riziką. Nes stiprus karotinoidai, jų yra labai daug ir įvairių rūšių. Ir morkose ištirta karotinoidų sudėtis, ten yra daug įvairių per retų ir kitokių karotinoidų. Neutralizuoja vėžį sukeliančius laisvuosius radikalus, kas dirba prie kompiuterių, kas dirba elektromagnetinių bangų smogę, kas kalba telefonu po pusę valandos. Plaučių vėžys. Laisvųjų radikalų daugiausia susidaro daug skysčių turinčiose struktūrose. Ir žarnyną, ir prostatą, ir plaučiai, ir kepenį. Ypač daug tyrimų aš radau, kad storosios žarnos vėžys apsaugo. Pavyzdžiui, rūkaliai, kurie nevalgo morkų, arba jau labai retai ten į sriubą
Tai turi 3 kartus, net 3 kartus, įsižiūrėkit, didesnė tikimybė susirgti plaučių vėžiu, negu tie, kas valgo morkas dažniau negu kartą per savaitę. Taigi morkų nepaprastai. Seneliai irgi mano močiutės labai vertino morkas ir jeigu mes tik tai susirgdavom, tai reikėdavo rankom sutarkuoti, tai stengdavosi šiek tiek išspausti su sulčių, duotmažį arba morkų patarkuotų po lėkštutę, mum 3 vaikai, kad kažkaip sustiprintų organizmą. Bet paskui nuėjo į tų kraštutinumų, kad kai atsirado sulčiaspaudės, pradėjo vaikams duoti po pusę litro litrą, kas per daug visada yra nesveika, netokio svarbaus dalyko, nes per daug karotinoidų, oda pageltonuoja, nėra ir gerai kepenim. Morkų nauda dar sveikatoje ir kitų rūšių vėžiui, leukemija, prostatos vėžys, leukemijų vis daugėja. Taigi spalvotos daržovės su antioksidantais, ir jūs neįsivaizduojat, kaip skanu. Morkos suteikia ypatingą skanumą, arba morkas pakepinat su svogūnais ir uždedat ant košių. Jeigu šiaip pakepint morkas, galima irgi ir ant avižinės košės uždėti, bet tada gal be svogūnų. Ir sveika oda, jeigu tik tai trūksta vitamino A, tai labai oda išsausėja, ypač saulės poveikyje, nagai sausėja, trukinėja. Daugiau vitamino A užkerta kelią spuogams, nors o jeigu žmogus labai valosi brendimo metu, natūraliai turi organizmas įsivalyti, nes nors mes tuokėmės vyresniam amžiui anksčiau, kai žmonės trumpai gyvendavo, tuokdavosi subrendę jau, kai galėdavo, atsirasdavo mergaitė mėnesinės, tai nuo 14-18 metų jau ir tuokdavosi, kad spėtų užauginti vaikus. Ir tuo metu organizmas įsivalydavo, iš dalies gleivės išeidavo ir per spuogus. O šiaip morką mes vartojantiems yra mažiau pigmentinių dienų. Iš lietuvių liaudės senovės receptų 5 minutėm tik tai uždėkite kaukę sutarkuotą su medum. Ir dar galima alyvuogių aliejaus, keli lašai citrinos. Pigmentinės dėmės mažina, nors atrodo kaip tik tai nudažys. Pirmą kartą galite ir mažiau kaip 5 minutės laikyti šiltų vandenį. Tai čia daug nereiks tų morų. O šiaip aš skatinu, motyvuoju sveikai gyventi. O receptų yra tūkstančiai internete. Ir kai darydavo maisto šventės, kai aš dirbau, irgi padarydavo labai skanių įvairių ir grikių, ir morkų, ir tortų, ir visokių dalykų. Pilna grūdžių, jeigu dedate šiek tiek miltų, galima su sūriu, su maskarponė sūriu, kas retai vartojate, bet vartojate pieną, ir cukraus arba labai nedaug, nes morkos pačios saldžios, arba labai nedaug stevijos ir ar keroba džiovinta, nes saldžiavaisių pupmedį lietuviai nėra įpratę ir už tai mes neeksportuojam ir iš Turkijos ar iš Graikijos, nors fabrikuose ten daromas kaip ir sirupas. Kai pasakau sirupas, tai visi galvoja cukraus sirupas. Ne, tiesiog tos kaip pupelės verdamos su vandeniu, jos pačios turi saldžių medžiagų, kaip saldymedis, bet saldymedžio mums skonis nėra įprastas. Morkos labai saldžios ir tikrai ir mano močiutė mokėdavo daryti iš morkų. Ir kitos tautos tokius skanius pusiau saldainiukus ir su medum maišydavo. Čia su imbiru, bet imbero labai nedaug pagal skonį, bet reikia virti. Ir pavirti ilgiau, kol pasidaro tasus. Ir cukraus irgi labai nedaug. Pektinai labai viską sutirština, morkose gyra pektinai. Tai žydų nacionalinis patiekalas. O čia kopūstų traškinys su morkomis, bet sakau, su įvairiais dalykais galima ir vos ne grybų dėti. Čia morkų nėra daug, bet yra irgi su šparaginiam pupelėm labai tinka. Šiaip ar morkos būtinai turi būti oranžinės? Oranžinės iš viso atsirado tik 17 amžiuje. Mes neįpratę, žmonėm paduoda kitos spalvos. Jų mažai dar ir sėklų, sunkiau užauginti, mūsų ūkininkai nemoka. Tai savaime gaunasi brangiau, bet žinokit, kad tamsios morkos, ten violetinės spalvos turi labai gerų medžiagų, kitokių ir dar stipriau saugančių nuo vėžių. Būna ir baltos, ir šviesiai gelsvos. Tai va tų gelsvų būna. Ir kuo įvairesnės spalvos, tuo įvairesni yra beflavonoidai. Beflavonoidai yra fenoliniai junginiai, antocianinai, kurie ir saugo nuo vėžio, bet saugo nuo lėtinių kitų ligų. Neleidžia kremzlėms dėl sąnariams, saugo nuo autoimuninių ligų, tai yra irgi DNR pažaidai.
Ir diabetikam mažiau tų sulčių, o šiaip troškinkit iš pradžių, žiūrėkit, ar kyla ar nekyla, visi matuojate tą cukraus kiekį. Antro tipo diabetas, tai dažniausiai insulino rezistentiškumas, jį galima lengvai išsigydyti. Yra daug mano video, aš šiame nepasakosiu, aš tik tai noriu pasakyti, kad vartokite. Paprasčiausias būdas tai vartoti į sriubas. Ir sriubos su žaliom daržovėm pagardintos prieskoniais ir pagardintos riebalais geriau, kad būtų ne mėsos. Nes jeigu mėsa nėra ekologiška, į ekstraktą iš pašarų arba jeigu su hormonais kažkas auginta ir šiaip ekstrakcinės medžiagos labiausia sukelia podagrą, sąnarių ligas. Iš cukrinio kaulo inkstams stiprint galima virti, bet pas mus nei tų kaulų dabar bėra, nei ten žmonės žino, kas tai yra. Čia jau atskirai yra tema. O šiaip vandenį, geram vandenį išvirti. Kai žmogus labai nusilpęs būdavo arba po kažkokio operacijų ir kartais tose kapsulėse mineralinių medžiagų neįsisavina, tai labai gerai pavirti žalių įvairių daržovių ir morkų. Ir pirmą vandenį, kurį jis gaus, tai nuoviras. Tada labai pašarminamas tas kraujas, labai gerai valosi kepenį, žarnyną. Ir taip galima ir senesniem žmonėm, arba jau kur labai atsisakinėja virškinimo traktas, kad kurį laiką, kai daro protarpinį badavimą, tuo metu vis tiek kažką tai gertai. Protarpinio badavimo nenutrauks, jeigu gers vandenį, morkų tada nedaug, nes morkos truputį išeina tos gliukozės saldumo. Žalių daug daržovių ir viena kita morka. Šiaip daržovių nuoviras yra labai unikalus, o mes tą nuovirą galim vartoti kaip sriubas. Jeigu sriuba yra su morkom, tai aišku, kad truputį reiktų riebalų, kad karotinas virstų vitaminu A. Gi dabar jau visi tą žino. Jeigu jūs kažkur tai geriate sultis viešoje vietoje, ne namuose, ir visada klausia, ar aliejus įlašinti ar ne, tai įlašinti. Taigi visiems labai linkiu pasidomėti tuo, kas auga Lietuvoje, pasižiūrėti į visą tai, ką mes valgome, ne tik kaip mums soti teikianti maistą, darykim kūrybiškai, pasižiūrėkim, kad visų rūšių lietuviškų daržovių būtų daug, ir kopūstų, ir morkų, ir bulvių galima, jeigu viskas su saiku buroku ir visų kitų, kadangi jos yra retesnės, šiek tiek mažiau, bet ką labiausiai mėgstat, ką traukia jūsų širdis, tą ir valgykite, kokie produktai yra nesveiki, patys žinote. Visiems sėkmės ir sveikatos.